Sveikiname su jumis iš Austrijos, Zalcburgo, kur toliau tęsiasi pasaulio stalo futbolo čempionatas. Šeštadienį, antrąją turnyro dieną, toliau vyko reitinguojamos dvejetų varžybos bei jaunių iki 18 metų šalių rinktinių susitikimai. Atviroje dvejetų rungtyje dėl čempionų titulo varžėsi 112 komandų. Geriausiai iš Lietuvos atstovų šioje rungtyje pasirodė Arnas Bastys ir Gytis Kinderevičius, užėmė 17 vietą. Čempionų titulą iškovojo Austrijos žaidėjų komanda Bernhard Kraus ir Florian Bruckner. Moterų rungtyje absoliučiai dominavo Austrijos žaidėjų komandos, iškovojusios visas 3 prizinės vietas. Lietuvos atstovės Ieva Čižiūnaitė ir Greta Lazutkaitė bendroje įskaitoje užėmė 27 vietą iš 29. Kiek geriau lietuviams sekėsi jaunių dvejetų rungtyje, kurioje Simono Papeikio ir Albino Šapučio duetas iškovojo 2 vietą, o Justas Kiškis su Austėja Šermončiūtė liko 4. Čempionų titulą 2 metus iš eilės apgynė Didžiosios Britanijos atstovai Callum Oakes ir Matthew Ward. Seniorų dvejetuose dėl čempionų titulo varžėsi 9 komandos. Nugalėtojais tapo komanda iš Vokietijos Detler Freitag ir Heinz Kiesling. Finaliai veikė austrus Christian Auer ir Peter Svoboda. Lietuvos jaunių rinktinė be pralaimėjimų sužaidusi grupinės varžybas su Šveicarijos, Austrijos ir Vokietijos ekipomis pateko į finalinį etapą, kuriame įveikė Didžiosios Britanijos atstovus, užsitikrino vietą finale. Rezultatu 2-0 sutriuškinę varžybų šeimininkus Austrijos rinktinę, lietuviai iškovojo jaunių iki 18 metų pasaulio čempionų titulą.